Ohohoho. Labas rytas. Klaipėda. Meridianas. Senamiestis, centras. Žvejai. Ką reikia daugiau? Švęsti žiemą, ne? Dabar, kai jūs jau žiūrit laidą, lyg tai rodo, kad jau atšilimas prasideda. Va, koks jisai bus ir kokio ilgio, aš nežinau. Bet prognozė lyg tokia. Tai gal ir baigsis ta žiema? Gal nesibaigs. Turėsim ką veikti dar visiems, man atrodo. Ojei, ledai tai tokio storio, kad Kuršių mariose jau 80 cm. Visi gaudo stintas. Jau linksma. A mes pabandysim šiandien praleisti laiką Klaipėdoj. Miesto upėj. Pažiūrėsim, kokios žuvys kimba čia. Ant be masalinio. Pirmas žuveliukas. Va, jisai klaipėdietiškas matrosas. Klaipėdos matrosiukas. Grožis, koks švarus. Pabūk dar biškį, pašalk, paskui mes tą paleisim, kai keisim eketę. Nu ką, šiandien pakalbėsime apie bemasalinę, kaip pažvėjoju, nes praeitoj laidoj daugiau klausimų buvo jūsų negu atsakymų, kaip gaudyti be masalo, ne, tuščiavežą. Tai aš visą laiką judu, nes kadangi nieko nėra ant kabliuko, aš turiu rasti patį aktyviausią ešerį ir jį pagauti greitai. Tai aš kitėjai, neužsisėdžiu maksimum 10 pakelimų, 10 pravirpinimų, jeigu žuvies nėra, iškart keičiu eketę ir taip einu gręždamas, ieškodamas, kur bus aktyvesnė žuvis. Tai šitą paleidžia mūsų pirmuolį. Nėra gražiai. Ir varom toliau į kitas išgręžtas eketės. Visą seriją patikrinam ir tada spręsim, ką darom. Ar yra čia to žuvies daugiau ar nėra. Pats mažiukas. Oi. Toksai pat. Mažuliukai čia gyvena. Miesto centre. Dar vienas didesnis. Jehei. Kokie faini. Mažuliukai tik tai. Ai. Pas braliuką. Ką žinau, nešaudo. Mes jau paleisim į eketę. Ir čia per nesušautų. Reiks kažką galvoti, o galvoti reiks pervežioti, nes čia yra, bet vienetiniai ir mažiukai. O Danė tai mes ilgą turim per visą miestą. Opa, pirmas. Nedidelis, bet visiems. Juhu! Op. O, va, jau čia toks dryžuotas, panašaus į tai, ko mums reikia. Hehe.
kažkur pavėsiukę pasislėpė jie. Mes juos šiek tiek pakankinsim ir palaikysim baseinėlį, o po to paleidinėsim kartu. Gerai, šikėties du, jau įdomu. Jau įdomu. Kažkur tai gal užsikabinsim, kažkur jau visien čia netoli turi būti. Mes pakeitėm lokaciją, kaip matėt, o dar vienas. O, visai gerai, 3, nedidukai, bet seni šeriukai. Pakeitėm lokaciją ir dabar mes esam prie vietos vadinamieji baldai. Baldai tai yra baldų fabrikas Klaipėdos. Pirma lokacija buvo Meridianas, dabar baldai. Va, ir kažkaip tai daug ekečių praėjau tuščių. Ir šiek tiek giliau susigrėžiau, gal giliau sulindę. Tokie. Dar ne tiek, kokiu aš noriu jums parodyti. Bet jau kažkas vyksta. Tai kaip sakiau, mes juos pakankinsim, to aš pripilsiu vandens tą mūsų baseinėlį. Ir paskiau dienos pabaigo pažiūrėsim, kas per žuvytės buvo ir kaip mes jas gaudėm. Pabūkit biške, baseinukė, vachuriukai. Darbas su vežėlė agresyvus, toksai. Jokių ten lėtų tampimų, agresyviai ir greitas kelimas į viršų, kad jis nespėtų apsižiūrėti, kad jis nesuprastų, kad čia yra netikras daiktas. Agresyvus. Man ešeriai taip akimba, aš kažkaip esu bandęs. Mačiau, kai kurie mano kolegos, tokį ten lėtą, tokį lingavimą daro. Bet man daugiau gal karšiukui, kuojai kokiai, nes toksai man ne. Man atrodo, kad jisai, prisižiūri, va, ne reakcija. Yra. Atvažiavom į Danutę pasivaikščiot, grožis, ane? Superinis. Superinis. O, tokie man patinka. Geležies gabaliuko be jokio, bateliuko be nieko. Storas visi. Jau čia. Fainas. O, einam į baseiniuką, maudytis. Eik pas kebrą. Pliaubt. Bai gerai. O, tokie vat, tokių dar kokius 5 ir žvejybą užskaitau. Apa, yra. Juhu, skylutė rado korsakas, faina. O, koksai grožis. Gražus, ane? Dar vienas. Gerai, tu pabūk dar ant sniego, biškį. Kol mes tau kokį brolį pagausim. Paskiau eisim maudytis. Fainai, va. Grieži visą dieną ir atsišaukė ešeriukas, atsiperka. Va, stebuklingas skylė, 5 ešeriai. Prieš tai buvo, nemeluosiu, 15 kečių, nei vieno kibimo. Ir pasitraukiau šiek tiek giliau, įlendau. Čia nelabai daug giliau, nes va tana pusė ten koksai 2 metrai vyrauja, 2,20, o čia 2,50. Ir čia matyt prie to šlaitelio jie daugiau. O gal ir pavėsis. Nes ten saulytė eketės apšviečia, gal jie baidosi, o čia pavėsiukas. Ir 5 ešeriai iš eketės jau yra visai gėris. Šitą eketę, aišku, pabandysim išmelžti iki pabaigos, kaip taip sakoma. Nes, nebūna tokių kečių, kur pagautum 15 ešerių, ypatingai dabar viduržemį. Gal senais gerais laikais Kuršių mariose tokių būdavo, kai su velniu prisidaužydavai. Tai bet va 5 ešeriukai iš eketės jau yra solidu ir čia kažkur aplinkui, tuoj mes juos pabandysim rasti. Aš susigrėžiau iš karto eketės kitoj pusėj. Pabandysim dabar per jas pavaikščiot.
Bet, ką aš noriu pasakyti, va tokia eketė, kurie yra auksinė, iš tikrųjų būna, kad dirba auksinės eketės taisyklė. Nežinau, gal ant dugno kas nors yra teisingo tame ešeriui, gal dar kažkas, tai ar koksai ten pagaliukas šalia guli. Mes taigi nematom. Ir jie po to grįžta į tą vietą. Tai aš prie tokios eketės taip su kulniuku visą laiką pasidarau va tokį kryžiuką, kad aš žinočiau, kur grįžti, nes paskui tų ekečių tikrai yra daug, kai prigrėži pats pasimeti vaikščiodamas tarp jų. Ir po to varai patikrinti. Bet jau dabar viskas, vaikai, tie tuščia. Oi, ne, dar ir geras. Ui. Aš čia pripasakojau. Oi, tu savo nenori lysti. Bus didelis. Koksai grožis. Ai, nutraukė vežėlį, bet spėjau pagauti. Dabar ryšęs avižą, šlapios rankos. Veža burnoj liko, tai nutrūko per mazgą. Nu, grožis, va tokie ešeriukai yra grožis. Vežėlė iš burnos išlupavo. Oi, stiprus pridžiai, kai visą laiką man iš tų rankų bando įsivežti vežėlį iš burno, katero pastatom ir einam į baseiną maudytis ir išima vežėlę. Va čia tai eketė, 7 čia eketė, superinė. Pas draugus, šiek tiek į nelaisvę. Nu, super. Kokia. Aš jau galvoju, kad čia jau visai gerai pagavau. Tai jie jum uodegom pamajuoja ir ilsėkitės. Susitiksim po pertraukos ir prigalvosim dar kokių nors nesąmonių. Bet gerai, jau gerai. Šeriukai kažkur čia gyvena. Sveiki, sugrįžę, žiūrintis laidą vienam gale kablys. Mes tęsiam savo pasivaikščiojimą prie Danės upės. Iš tikrųjų, kiekvienas miestas turi savo upę, ar ne? Ten prie Kauno Nevėžis, Panevėžy irgi Nevėžis. Nu, žodžiu. Tai va, tos nedidelės upės kartais, aišku, būna smagios. Ir kaip matėt, pirmoj laidos daly mes pabandėm centre, prie netoli Meridiano, prie Jono kalnelio. Ten irgi tokia logiška vieta, jeigu kas nors sugalvosit žvejoti, nes ten, turime šeriuką, nes ten vėl visai toksai nešpietnas. Ten, kaip matėte, įbėga iš Jono kalnelio vandenukas ir tam vandenukė, aišku, jisai paduoda tokį šviežų vandenį po ledu ir ten dažnai irgi mėgsta trainiotis ešeriai, bet pabandėm gerą valandą, pagavom 5 mažiukus, supratom, kad geriau ne, nes nors vienas toks būtų papuolęs, jau būtų įdomiau, pervažiuom toliau į miestą ir čia iš tikrųjų darbo reikėjo įdėti, kad rasti kokioj maždaug vietoj laikosi tie ešeriai, bet kaip matėte, tikrai pagavom gražių žuveliokų, be masalinio avižėlio, apie kurią jau mes praeitą laidą visą darėm su vienais iš pradininkų. O šiandien aš vienas, kad daugiau pažiūrėtumėt apie techniką, apie gręžimus. Tai irgi toksai, pavyzdžiui, jeigu mano zonai nebuvo, o jūs maždaug įsivaizduojat, kad čia ešerių turi būti, reikia ieškoti kitos kažkokios toj zonos. Tai negali upė eiti ir gręžti visą laiką centrą. Turi žiūrėti šonus, kraštus ir čia yra toks nulidukas, labai nedidelis, bet ten jų nebuvo, o per 15 metrų kairiau jie atsirado. Tai vadinasi, viskas yra gerai. Gerai, paliksim šitą eketę, pabandysim paieškoti kitą, bet aišku, ją atsiminsim ir grįšim, nes jinai tikrai gražiai padalino žuvų. O apie techniką dar šiek tiek į galą laidos papasakosiu, kaip juos čia bandyti sunervuoti, bet dar, geras vėl, nu kaip, man neblogie tokie, šikečių tokie, kai lenda, visai smagus, ne, toksai,
Ir aišku, apie šitos ešerius aš galiu papasakoti, kad jie yra atėję iš Kuršių marių. Čia yra ne vietiniai ešeriai. Nes viskas, kas susirenka su Kuršių mariom, būna kartu ir kažkokia dalis jų įeina čia žiemoti. Nežinau kodėl. Gal čia maisto, aišku, daugiau negu tokiuose didžiuliuose Kuršių marių platybėse. Bet jie čia įeina žiemoti ir čia pasilieka. Aišku, čia visas kolūkis toks buvo, čia ant ledo žmonių. Jie buvo pats pirmas įėjimas ant to pirmo ledo. Tai čia buvo žmonių iš visur, iš Kauno, iš Vilniaus važiavo. Aš net nenorėjau čia filmuoti, nes praktiškai užpakalis prie užpakalio buvo. Aš galvojau, kad palauksim šiek tiek, pažvėjosim kitur ir padarysim laidą tada, kai bus ramu. Dabar jau čia ramu, nes iš tikrųjų nebėra to tokio, kad prikalt pilnas rogės ešerių, jau to nebėra. Bet padirbėjus ir pamaščius, ir būtent be masalinę pamaščius, apie ką aš noriu ir papasakoti, kad tu gali prinervuoti ešerį. Nes būtent be masalinį kitaip žaidžia. Jos nestabdo uodatrūklio lerva ant kabliuko, musės lerva nestabdo. Ir tu su masalinė, pažiūrėkit, kokį tu gali greitį išgauti. Tuo tarpu su uodatrūklio lerva vis viena būtų stabdymas, jinai plazda kaip vėliavėlė. Ir aš kažkiek esu įsitikinęs, aišku, mano čia mintis tokias, kad be masalinės jien gauda šiek tiek didesnė žuvį. Mažiau tų uodatrūklio lervų reikia keitinėti ten ant to kabliuko, galvot kažką tai. Ir gaunas viskas gerai. Aš tuos ešeriukus, kol jie nesušala, suleisiu į baseinuką. Paskiau mes juos, aišku, visus paleidinėsim, tiesiog pasidžiaugsim dienos laimikio. Ir tokiam baseinėlė, nes tapilu šiek tiek vandens, kai jau degėja žuvis, tikrai nieko neatsitinka per tas 3-4 valandas. Visą gyvybingą paleisim, jokių problemų čia dėl to nebus. Varom žuvau toliau! Koks grožis. Ką? Viskas toliau vyksta. Kimba mums gražios žuvys. Norėtus visų tokių kaip tie arkliai keli paėmė, bet šitie visokie smagus visai. Man patinka. Nu, ne namo, tik tai dar palauk. Šiek tiek pas draugus pabūsi, paskiau namo. Tai gerai, kuo aš ten baigiau tą kalbą prieš tai, kad sakiau, kad jo, su be masalinė biški ir stambesnės, truputį žuvis kimba ir tu gali nervuoti ją tokiu savo darbu. Įsivaizduot, kaip ten juk nieko nėra ant to kabliuko. Ten yra toks baltas vienas šaratukas, net baltas. Ir dabar aš pastebėjau, kad žiemos jau pabaiga, ar ne? Arba kuo labiau, tai tos... Para. Nu, žodžiu, patys supratot, kibimą, Tai šitą ir pastebėjau, kad tos ryškios, jau tokios labai ryškus geltoni akcentai arba raudoni, ant avižėlių pradeda mažiau dirbti. Ar ešerys kažko tai nebenori tų labai ryškaus atakos krašto, kampo tokio, ar geriau, kad avižėlė atrodo daugiau kaip... Aš manau, vis viena avižėlė imituoja šitą tokia, tai kažkokį vabaliuką povandeninį. Vis vien čia auga lelijos vasarą, dar kažkas, ant tų lelijų gyvena visokie vabalai. Ir jie juk nenumiršta, jie vis viena žiemą ten kažkur trainiais palei dugną. Ant kažkokių tai senų šaknų pasilikę dar kažką ir greičiausiai tai jų jau maistas realus, tai jie ir valgo. Ištrauksiu, parodysiu tą avižytę ir aną dar nunešiu, kad nešalta. Avižėlę padėsiu jums pasižiūrėti, jinai apie nieką iš principo. Apie nieką. Operatorius jums nufilmuos. Baltas ratuliukas, geltona uodega ir toksai kaip vabalas, nežinau ką jisai turi reikšti.
Apa, yra. Nedidelės, bet yra. Utiukt. A! Bet aukštai, visi matyta avižėlė jos nervuoja, jie seka. Ir tada kažkur jau nebeišlaiko jo nervai. Opa, kaip ir dabar, va. Seka, nervai neišlaiko, bam, yra. O, gražuolis. Gražuolis ešerys. Atsikabino. Geras buvo ešerys. Didžiausias šiandien. Nulaužė kablį. Jeigu jums įdomu. Nebėr kabliukų, reikia rėžti naują. Kodėl pabėga didžiausiai? Kodėl? Tai būna didžiausia žuvis pabėga. Ir dar su kabliu nulaužtų. Gerai. Mano avižėlė nulupa. Ui. Va, koksai grožis išlindo. O, koks auksinės spalvytė, ką? Fainolis. Gražus žuvinas. Ryškus toksai. Iškart matosi, nevietinis. Ešeriai. Gražutis. Atėjo ešeriams laiminga valanda. Mums pasižiūrėti, ką pagavom. Pusdienuką. Vakarinio nelauksim. Ir taip smagiai praleidom laiką. Tai pasižiūrim, ką mes čia. To upiai prigaudėm smagaus, gražaus ešeriai. Tikrai visi sveiki gyvi. Švarys namo. Nu va. Kai kurie jau nunėrė. Aš manau visai nieko laimikęs. Kaip upiai gražios žuvis. Tikrai va tokie ešeriukai džiugina gaudant avižėlę, ne? Tokie, hei, fainoliai. Tai va, masalinė, jinai turi teisę egzistuoti. Nebūtinai reikia gaudyti tikrai su to masalu. Man atrodo, kad vat viduržemį galim daug geriau pagauti žiemos pabaigoje ir taip. Visi mūsų žvaigždės gyvi sveiki, nuplaukė į Danę atgal namo. Liuks. O jums noriu pasakyti, nei žvyno, nei uodegos. Susitiksim po savaitės, sakė, bus atlydžiai. Pažiūrėsim. Karšiai? Atlydžiai, karšiai. Nu, o kas kitas? Špaledo. Viskas. Susitinkam po savaitės. Čiau.